Taip, sveiki, tai mūsų toks pirmas naujas dalykas, reiškia Zoom apie Indiją, apie kelionės į Indiją ir dabar kaip tik transliuoju gyvą susitikimą iš Himalajų. Čia pas mus dabar liūčių sezonas skaitosi. Čia reiškia visą savaitę pila kaip iš kibiro, bet už tai gamta labai laiminga, nes prieš tai mėnesį laiko nebuvo. Berniukas nori pasirodyti. Nebuvo, reiškia, lietaus, tai čia labai gamta atsigauna. Tai va, tai kažkada bus ateityje turas ir Himalajuose, kol kas nėra tokio varianto, bet tas turas bus dar visiškai kitokios specifikos, tai tylos stovykla, nes būtent šitoj vietoj, būdama, aš niekaip kitaip neišjaučiu, kaip tik tylos stovykla. Tai reiškia, kol kas tokio turo nėra, bet ateityje. Nes tas, kas svajojat apie Indiją, pamatyti Indiją, Indija yra labai didelė ir kiekvienoje vietoje būnant energetika yra kardinaliai skirtinga. Ir būtent Indijoje aš labai išjaučiau, kaip mes savo norus suformuojam, ne? Kad, reiškia, iš ko mums kyla norai. Kartais kažkam kyla noras, nes pamato, kad pas draugę suknytė kažkokia, galbūt aš irgi tokios norėčiau. Ar garsas gerai? Taip, Ilita. Jo, gerai, aš Ilitos, jeigu ką paklausiu, Ilita pažįstama. Nors čia beveik visi pažįstami. Tai reiškia, ir Indijoje būtent išjaučiau tos, nes tarkim, būnant Himalajos, aš esu čia 4-5 mėnesius gyvenus ir be skalbimo mašinos, ir be šaldytuvo visiškai. Ir antiek yra, atsiprašant, dalampočki, nieko netrūksta. O tuo tarpu nuvažiavau gyventi Tenerife, Ispanijos salą, ir ten labai jau prabangus apartamentai, baseinai, elektrinės viryklis. Ir aš ten žymiai daugiau po to savo kalnų problemų mačiau, kol ten duris atsirakini, kol tu ten įeini, kol tu ten kažkas neveikia, nervai ima. Ta prasme, kad labai aplinkos energetika, jeigu pagalvosit, mums daug mūsų gyvenimo įtakoja. Iš tikrųjų, dėl to visą laiką naudinga pabūti yra kažkokioj vietoj, kur tie dažniai energijos yra kitokios ir būtent yra galimybės tų turų skirtingos kiekvienam pagal jo norus, poreikius ir ko jam labiausiai reikia. Ir iš tikrųjų, jeigu kažkas žiūrėsit video, nes mes čia tai pabandysim ir pajausti, kam kokio turo reikia. Čia yra beje 2 moteris. Renata neprisijungė. Tai kadangi video spontaniškas, nepakviečiau tų, kurie jau buvo Indijoje. Bet yra viena moteris, kuri yra pas mus jau buvusi, tai Jovita. Jau vienam turė buvo ir nori dar. Tai toks dalykas įvyksta iš tikrųjų, kad kol būna turas, visko būna. Ir tų emocijų, ir keliauti daug visko. Bet praktiškai 90% žmonių, kurie pabūna su mumis turuose, paskui rašo, sako, ir naktim sapnuoju, ir pamiršti negaliu, ir kažkas atsitinka labai giliai širdį. Tai va, tai tie turai yra skirtingi visiškai, reiškia, pats pagrindinis yra Himalajų turas, kur praktiškai visiems turbūt rekomenduojama važiuoti, kas turi fizinės sveikatos, ten šiek tiek reikia, nors Jovita galbūt papasakos, kaip jinai įveikė fizinius sunkumus. Gal nebuvo tiek stipriai pasiruošus kaip kiti, bet vis tiek viską įveikė ir niekas nesutrukdė. Tada šitas turas Himalajų galbūt mažiau tiktų tiems, kurie nemėgsta tų kelionių ir grupių, ne? Nes yra žmonių, kurie mėgsta labiau vieni būti, nes ten jau faktas, kad bus grupė ir kad reikės daug keliauti, mašinai sėdėti, bet pamatysit labai daug Indijos skirtingos. Tada yra transcendentinis turas, kur jau yra baktams, bet yra buvę pas mus tame ture pakliuvo ir 2 kaip ir nebaktės moteris, bet ten taip gavosi, kad į transcendentinį turą pakliuvo ir tik tai grįžo namo, išsiskyrė, ten kardinaliai visas gyvenimas aukštyn kojom apsivertė. Visai kitką gavo. Kažkam į širdį nueina, kažkam nebūna tokių tarsi išorinių permainų, o kažkas labai tokias permainas patiria, bet transcendentinis turas jau labai retai kam ir rekomenduoju ir apie tai pasakoju, nes tai yra širdies dalykas, tai yra bakti ir tai ten biškai jau reikia suprasti, kur tu ten atsidursi. Ir tada visiškai visiems, absoliučiai turbūt visiems tinkamas yra Kėralos turas, nes tai yra gydomoji pančakarma, senovinė ta programa. Jinai nėra visiškai pirminė, bet, sakykime, palyginus su ta medicina, kokia šiai dienai yra, tai ten yra labai stipriai žiūrima į kiekvieną žmogų individualiai, akcentuojama, kad pirmiausia yra žarnyno valymas ir limfa. Išjudinti limfą reiškia, kad mes turėtumėm kas pusmetį realiai išsivalyti žarnyną
ir darytis masažus, bet tie masažai nepigus yra, aišku, todėl kartais galbūt apsimoka į Indiją nuvažiuoti kartą per metus tą pančakarmą pasidaryti ir išsigydyti iš gelmių, iš vidaus. Tai būtent čia daugiausia šitas, kas čia susijungia, tai reiškia Dalia, tada Jovita, bet abidvi nori į Keralos turą, į tą gydymo pančakarmą. Tai sakau, tai būtent Keralos turas yra kas? Jūra, reiškia jūra, druskos, kiekvieną rytą maudotės druskingo jūrai, tai savaime jau gydo, tada visa gydymo programa tiem, kas serga, kam tikrai yra su sveikata blogai, ten viskas remiasi kitaip, visiškai medicina, indų medicina yra kardinaliai kitokia, ten būtent psichoterapija, labai daug gydytojas žiūri iš liežuvių, iš nagų, iš visko ir iš bendro viso struktūros iš karto mato, kame problema. Ir galima tiesiog pasimėgauti, pasimasažuoti, bet ne tik masažai, nes yra ir visos kitos procedūros, tai ir ten tokio kaip kubilas sodina garų ir tam tikrų specialių ajurvedinių vandenių pila pagal, reiškia, došą, pagal kiekvieną individualiai. Tai dabar tada, kadangi aš trumpai papasakojau ir jau esu kitose video pasakojus, dabar tada jūs. Nes tas zoomas yra skirtas, kad jūs daugiau paklaustumėt ir pasireikštumėt. Tai reiškia, dabar, kadangi man rodo Džiulieta, ar turi kokių klausimų pasiruošus, ar šiaip ką norėtum paklausti? Atsiprašau, kažkaip neišeina man Viskas girdisi. pasijungt. Jau girdisi, kaip kalbi. Girdisi, aš savęs nematau. Nu, transcendentinį turą važiuoti ir, kaip sako, labai svajoju, kaip aš eisiu paryhramą ir va taip neteko, tai tik nežinau, ar įveiksiu, pavyzdžiui, ten, ar kasdien einama 22 kilometrus kažkur. Kaip ten Taip. vyksta, aš bijau dėl savęs, nu, kaip sako, gal sąnariai nelaikys. Nebijau, bet taip, kad problemų nesusidaryčiau. Ar labai Jo, daug kasdien reikės kilometrų nueiti? Jo, tai transcendentinis turas, tai tas, kaip sakiau, unikalus turas, kur tikrai ne kiekvienam skirtas, bet baktams, o čia pas mus baktų daug susirinko. Tai yra, toliausiai važiuoti reikės 30 km, tik tai, nu, jeigu mašinai sėdėti, tai iš vis labai mažai, o vaikščioti yra taip numatyta programa, kad einant tuos 22 km einat per 2 dienas. Vienas bus po truputį einat po 6 km, kitą dieną 6 km, paskui 2 dienos po 12 ir paskui bus viena diena, kai visą reiškia apeiti. Bet aš jau tave matau iš karto ir tikrai pas mus buvo moterų, už kurias tu fiziškai esi tikrai stipresnė, ta prasme. Ir joms jokių problemų nekilo ir dabar dar kaip tik prisiminiau vieną moterį, kuri buvo, nu tikrai gal 65, aišku, tai visiškai nerodiklis, nes pas mus į turą Keralą norėjo atvažiuoti 77 metų močiutė, sako, aš esu jauna, stipri ir aš važiuosiu, nu, ta prasme, jinai sako, aš tokia labai labai stipri, tai reiškia, amžius nėra riba visiškai. Tik tiek, kad tas vakarų pasaulio amžius, ne, jau 60 ir jau viskas nurašytas, jau atseit. Nu, taip yra, arba 40 jau turi biški ligų turėti, jau turi būti kažkas, negali čia būti sveikas. O iš tikrųjų, Indijoje tokių čia ir kalnuose, ir ten yra po 100-mečių senukų, kurie dar begom laksto, tai aš neuždedu ribų ant amžiaus visiškai, tai reiškia. Ir ta moteris, ką jinai pasakė, jinai tikrai nelabai daug vaikščia, jinai gydytoja sėdi kabinete, sako, aš nežinau, kas čia yra, bet aš čia galiu nueiti 5 kartus daugiau negu įprastai savo ten. Kažkokios jėgos gauna, aišku, ten ir dar reiki mes ten darėmės, tai iš tos reiki dar, bet pati ta visa šventoji dhama ir aš, pavyzdžiui, irgi, aš į Govardaną, nežinau, gal kokius 5 kartus esu ėjus, bet pirmą kartą, kai ėjau, tai irgi atrodė, kaip čia 22 kilus ir esmė, kad mes ten einam basom, aišku, kas nenori, neina basom, bet basom ir atrodo, kaip ten nueiti paskui ten būna 35 laipsniai karštis, einam naktį, 4 ryto, nes paskui kaista, tai jos valtas karštas. Ir esmė jokių problemų, nes prieš tai einant paprašai Krišnos palaiminimo, yra specialus toks paprašymas, kad duotų malonę apeiti Govardaną ir viskas, ir Krišna veda. O pavyzdžiui, pagalvojau, ten, kai Tenerifei buvau, dabar reikėtų 22 km eiti, nu galvoju, nu niekaip neįveikčiau. Nu vis tiek ir padus nutrintų basom, dar kažkas būtų. Ir iš tikrųjų tai būtų. Tai tiesiog tai yra aplinka tokia.
Nu, ačiū, aš tikiuosi, kad aš veiksiu. Ačiū, Taip, ačiū. tai kažkaip fiziškai tai stipriai, jo. Tai tik šitas klausimas ar dar kažką? Nu, taip, nu, kaip ir viskas O jau aišku. gal pirkot jau bilietus ten pagal tą nuorodą? Ai, Ne, nu aš viena, tai aš pati savo viena, tai bijau pirkti, nesiryžtų. Su Andžela mes kalbėjom, tai sakė, gal, nu, nežinau, ar Raminta bendrai kartu pirks, dar va taip iki aš galo tada pašnekėsiu. nesutarėm. Jo, Kad pašnekėsiu dar, nes Raminta. Nu, tame ir taip, yra taip esmė, ir viskas. kai mes turim Nes va viena tokį srautą. Kaip? Mhm. Nesakau, viena nedrįstų vis vien, kažkaip kartu jau prie kažko. Bet tu buvusi Indijoje, tik tada irgi nupirko Bet bilietus kažkas. jo, mes piligriminė kelionė buvo, tai viskas pasirūpinta buvo. Tik Ir neteko vat, praeiti. Jo, va, būtent tose kartu su vietose vadovais. neteko. Ane, keliavot kartu su vadovais iš Lietuvos. Taip, su Ananta Radas važiavom. Jo, nes tame ir yra skirtumas mūsų su Tamal, kad mes nebūnam Lietuvoje ir praktiškai niekada nebūnam, nebent likimas atves, kaip sakant, 2 kartus buvom per tame tarpe ten grįžę, dar kai Tenerifei buvom, o šiaip nebūnam ir gaunas, kad visą laiką visi, kas skrenda į Indiją, atskrenda savarankiškai, bet kažkaip visą laiką gaudavos, kad iš Lietuvos būna, kas skrenda, ar tai vyriškiai kokie, pirmą turą atsimenu, vat, pora buvo vyras ir moteris, tai jie vedėsi, tas kitas moteriškės visur vežėsi, kartu atsivežė. Tada buvo, reiškia, paskui jie vėl važiavo ir kuravo ir visą laiką kažkaip atsiranda kažkas, bet Jovita iš Norvegijos skrido viena, paskui iš Amerikos skrido viena ir dar toks labai svarbus akcentas būna dažnai sako, nu reik draugę susirasti, kad skristų. Ne dėl to, kad reikia tos draugės, o dėl to, kad kartu nuskristo, ne? Kad nebūtų tai baisu vienai skristi. Ir būtinai turit, jeigu norit į Indiją, jokių būdų negalit prisirišti prie draugų. Jau keli atvejai buvo, kai moteris, nu tiesiog širdis šaukia važiuoti į Indiją ir laukia tos draugės, ką ta draugė pasakys, o draugė sako, varome į Italiją. Nu ir išvažiavo į Italiją. Nu tai faktas, kad čia visiškai skirtingi dalykai, ne? Tai reiškia, jeigu labai norit skrendat vieni patys, nes aš visą laiką prareikinu atskrendantiems, kas skrenda, kad jie vis tiek kiek įmanoma palaimintai atskristų. Nu taip jau gaunas, kad daskristų palaimintai. Žinot, skraidimo patirčių neturiu, taip ir kalbos nemoku, tai tikrai man taip jau. Tiesiog oro uoste nežinosiu, kaip elgtis, tai nu kažkas. Nu, Jau tai per daug tas. streso. Per daug streso būtų Jo, dėl to. o dėl draugės, tai teisingai sakot, jeigu aš būčiau laukius, kol mano draugė kažkur su manimais ar kažką mes darys, tai aš tikrai nieko nebūčiau nuėjus, kur aš, nu, kaip sakant, dabar esu. Jo, jokių būdų nežiūrim į draugus ir į aplinką, žiūrim į savo širdį, savo norus ir traukia. Tai jeigu čia dar kažkas klausysitės, tai visą laiką sugrupuoju ir va dabar to Jovitai leisim pasireikšti, visą čia Jovitą apšnekinėjau. Tai ją irgi jau sugrupavom, gavus, kad jau atskrenda sausio 7, sausio 21, tai čia dalytai. Jau yra 2 moteris, turbūt, nes viena iš Norvegijos tiesiog paėmė ir nusipirko, parašė, kad aš atskrendu. Tada jinai sako, aš iš Norvegijos, prašau Jovitai, nes jinai irgi iš Norvegijos, jau 2 draugės yra sugrupuotos. Paskui dalytė irgi turi numačius savo pusseserę, kuri irgi nori atvažiuoti, tai būna prigrupuoju. Va, Džiulieta skris iš vis kviesi, jums iš vis nėra ko pergyventi, nes į vyriškis ir Andželika jau 2 kartus buvusi. Tai, ta prasme, tiesiog kartu ramybė visiškai, Raminta irgi kieta moteris yra, tai visiškai ramiai. Tas vyriškis irgi jau buvęs daug kartų yra Indijoje, tai visi 4 yra atskrenda iš Lietuvos. Nu, tai čia taip, aišku, iš Lietuvos lengviausia sugrupuoti, ne visą laiką tai būna. Jovita išėjo, tai gerai, tada dalytė atvirko. Ai, esi? Nes dingsiu iš eterio paskui, Jėzus Marija. Čia net ir vaisiai prie suknelės priderinti, matot? Vaisiai. Taip, pas mane viskas. Va, pas mus kaip lyja, tamsu, vajazduvajat. Nu va, pas mane irgi tamsu ir lyja. Nu nieko. Gerai, tavo Reikia klausimai lietaus kokie? grybų bus. Neturiu jokių klausimų aš. Turiu. Ten bus akmenukų.
Nusipirk. Jo. Taip, Jo? Keralai yra irgi, tik tai ten kainos gal didesnės, bet yra Tai žinau, ne kad tiek didesnė. daug, kaip Rišikešė, bet tikrai bus, tik tai ten kainos yra biški didesnės. Bet, reiškia, Keralai yra ir tų prieskonių, vat Keralai yra prieskonių kraštas, ten jau tikrai galima rasti gerų prieskonių, aliejų, tokių kitokių dalykų, nes būtent tame ir yra Indijos skirtumas. aliejų tai jo. Kaip? Sakau, aliejų tai jau ir prieskonių, tai ten gali aš tai pasimečiau, nes aš ten nieko neišsirinkau iš tokios daugybės. Jo, tai reiškia, kad kiekviena Indijos šitas kraštas irgi turi, vat būna, kas atvažiuoja į turus, sako, ar bus va tų abrikosų aliejų čia, kur aš pardavinėjau. Vėlgi net jų yra tik tai čia, kur dabar esu, kažkurioje tai vietoj papušalai, ten vat transcendentiniam turė, kas busit, beje, važiuosit į Tadž Mahalą. Vis tiek yra ta galimybė į Tadž Mahalą nuvažiuoti, tą didingą objektą, kur ten iš tikrųjų energijos tai nėra, bet ten labai gražu. Ar buvot Džiuljeta gal? Nebuvom, Nes jis neteko. Epidemija ten buvo, ta pandemija. Nes jisai nėra kaip piligriminė kelionė, iš tikrųjų dauguma važiuoja į Tadž Mahalą, kaip Indija lygų Tadž Mahalas, o ten yra tiesiog labai gražu, bet ten energijos visiškai ne piligrimai ir nedvasiškai, bet tuo pačiu pat aplankoma, nes vis tiek vieną kartą gyvenime tai tikrai verta pabūti ir per Himalajų turą jį aplankom ir per transcendentinį. O Kerala, tie masažai yra pietinė Indija, yra visiškai kita Indija. Tai visiškai, kas buvo Himalajų turė, tai Keraloje yra visiškai kiti dalykai. Ten yra tiesiog masažai, malonumai, tokia Veneros ten yra žemė. Tai labai daug jaučias tokios, laimės iš tikrųjų irgi yra ten. Askezė tai ne, bet tokia laimė labai, visai kita energija. Pavyzdžiui, lyginant su Tailandu ir Kerala, tai tikrai yra visai kitaip. Ten toks, vis tiek jaučias tos Indijos ir yra šiek tiek ir tų dvasinių dalykų, bet visiškai nepalygintina kaip Himalaja arba transcendentinis turas. Tai ten toks, sakyčiau, kad kas pirmą kartą važiuoja į Indiją ir bijo dar tos Indijos, kad neišsigastų, tai Kerala būna pats tas. Nes ten nei tų šiukšlių tiek nėra, ten neprišiukšlinta, ten pakankamai taip civilizuotai, tvarkingai. Ir ten drambliai yra, dramblius aplankom, nes šiaip dramblių nepamatysi, bet va Jovita, vėlgi Jovita, jinai tik įvažiavo į Indiją, pamatė dramblį važiuodama su taksi. Ane? Buvo taip? Jo. Ir džiaugiausi, kaip vaikas net vairuotoją prajuokinau. Nes Toks svajojai buvo labai, visą kelią. norėjai labai pamatyti. Aš kažkaip net neįsivaizdavau, kad įmanoma čia taip laisvai pamatyti. Jo, net ir aš norėjau nesu. dramblį. Aš kiek čia laiko gyvenu Indijoje, nesu mačius gyvai dramblio, tai čia, kaip sako, norai pildosi. Taip. Ok, tada Dalytė. O ko, Lina? Ai, Lina, ok. Lina ir yra Lina, tik 2 kartus Lina. Tada Dalytė, kokių klausimų? Labas vakaras visom. Pirmas klausimas būtų, ar kaip rekomenduojat, ar 7 dienas, ar 14 dienų, ar aplamai tik 7 yra? Į Keralą. Iš vis, aš sumaišiau kažką, yra tik nuo 12, nes net neapsimoka 7 dienų daryti, kadangi tai pančakarma yra. Iš tikrųjų 14 dienų turėtų būti organizmui tas 2 savaičių ta programa. Tai 12 galima arba 14. Ir net neapsimoka, žinok, dėl savaitės skristi į Indiją. Tai yra pakankamai toli, geriau jau vieną kartą per 2 metus, negu 2 kartus per 2 metus. Tai aš kaip tik norėjau ilgiau, už tai ir klausiu, ar čia savaitę, aš ilgiau norėjau. Tai, jo, ilgiau. Dėkui. Ir antras klausimas būtų toks, jeigu turi, sakykime, kažkokią patologiją ir tau reikia vaistų, ar tu juos, aišku, prasiveši, bet ar reikia turėti su savim, pavyzdžiui, tų vaistų gydytojo receptą? Nes kartais, ar nereikia? Ar gali be recepto juos pasimti? Jeigu aš vartoju vaistus, savo vaistus, bet ar reikia turėti gydytojo receptą? Reikia pasimti ar ne? Ne, nėra buvę nieko, žinok, esam vežęsis kažkokių, bet geriau, kad tam bagažė šitam priduodamam. Nors ir ten nėra buvę jokių problemų tikrai, nes ten kažkokių tai įsidedi kažko tai. Ir ten labai kiek kas buvo tą pančakarmą, tai buvo moterų, kurios išsivežė 3 kg tų vaistų
iš Pančiakarmos, ten paskui jau prirašo, ką dar namuose reikia, tai ten jau aišku patys nusiperka, bet ten daug nekainuoja jie, tai tie ajurvediniai visi ten. Miltukai visokie, ko tik ten nėra, dar namuose priskiria gydymą, kam tikrai yra daugiau problemų. Nu, aš, pavyzdžiui, kai jau man nepriskyrė, man ten papildomai nedavė jų pirkti. Bet yra, kam tikrai reikia, kam labai išsiderinęs tos došos, tai prirašo, tai dar gali būti, kad tik šiaip sakau, kad parsivežti maišą vaistų gali. Ir dar paskutinis klausimas, toksai juokingas gal, bet sako, nėra durnų klausimų. Ar daug įsidėti drabužių užtektų 2 suknelių, kad neprisipjauti? Jo, drabužių tai tikrai nereikia, nes ten ant kiekvieno kampo pilna suknyčių ir tu jas nusipirksi už 10-15 eurų, paskui gali ir išmesti. Tai ypač Kėraloj ten yra 30 laipsnių, tai ten iš vis bagažas gali būti minimalus, 2 suknelės, tapkės ir viskas. Ir ten plus daugiau visko yra įsigyti, tai ten pakankamai lengva kažką nusipirkti. Plus, sakau, ir Himalajų turi tas pats suknelių pilna, ir Kėralos turi tas pats, tik tai transcendentiniam turi su rūbais yra sunkiau. Ir plus Kėraloj galit būti po maudimuko pliaže, ten yra tie kokosai, beje, nu, aš dėl kokosų esu išprotėjus, man visiškai, aš kai būnu Kėraloj, kiekvieną dieną po 2 kokosus suvalgau, bet buvo ką moterim čia nusivedžiau tų kokosų valgyti, tai jos nesuprato mano to bajerio, sako, aš nežinau, kas tau čia. Nu, ne visiems reikia suprasti, bet Kėraloj galite po maudymkių vaikščioti, ten yra labai daug jau amerikiečių pilna privažiavę, ko pavyzdžiui Himalajų turi, jo vita, kur buvo, turėjo vaikščioti su skara, nerodyti savo nuogo kūno. Bet irgi kaip ir galima, bet tai kultūros dalykas. O transcendentiniam turi, kur Džiulieta važiuos, jinai jau ir buvo, bet aš šiaip sakau, kad ten jau yra apranga, turi būti pečiai uždengti, ilgi sijonai, taip toliau, tai irgi yra pagarbos dalykas, nes netgi tas labai jaučias, pavyzdžiui, labai įdomu, kad atrodo, kažkur gali vos ne su suknele eiti iki, su trumpa suknele, nu kažkur ten, aš, pavyzdžiui, kai į Europą nuvažiuoju. O čia, kai būni, net negaliu apsimauti, nes iš karto ten, pavyzdžiui, kažkada apsimoju iki kelieno, suknelė, tai iškart tie vyrai žiūri tas blauzdas tokie, nu jiems tiesiog kosmosas, nes nieks čia tų blauzdų jie nematė, juk viskas uždengta, jie tik tai tus indžių pilvus mato. Nes taip tokia logiškai mąstant, tai ar mūsų blauzdos, ar jų tas pilvas išvirtęs, nu kaip ir ką žinau, bet tiesiog dėl to, kad negluminti tų žmonių. Dėkuoju, daugiau klausimų kaip ir neturiu. Ir dar labai gražus vaizdas už jūsų. Ai, čia tamsu, o čia? Bet ten medžiai, ta šviesa taip gražiai. Daugiau nebeturiu klausimų. Tai dar tie vaistai, kur sakiau, kur Pančiakarmui prirašo, jie visi natūralūs ir reikia suprasti, kad nes aš irgi, kai buvau ten, pridavė man ten visokių miltų, visko, aš jokių vaistų nevartoju, nu nebent ten labai galvą skauda, ibuprofeno trečdalį. Paskui aš klausiau, o čia viskas natūralu, nu man kažkaip buvo taip keistai, kad čia tokiom, bet realiai ten viskas, ten ajerų šaknis, ten visokie nu viskas natūralūs. Tai tuo, ko nesam galbūt pratę. Tai Jovita, ką galvoja atvažiuoti, tai va su Dalyte susitiksit tada. Tai galvoju, tik tai nežinau, dabar tai ne... Ai, nežinau, kaip čia man šausti. Nu, kad važiuosiu, tai tikrai, tik nežinau, kada bilietą pirksiu. O tai Jovita, atsiprašau, kur jūs gyvenat? Osle. Ai, jūs Osle. Gerai, tada kas čia dar yra Ilita, nes aš Ilitai sakiau, kad tu pasiklausyk ir jinai nori Himalajų, galbūt tau Kėralos turos tiktų. Nu, žiūrint, ko noris, ar daugiau masažų, malonumų, ar noris va taip kažko sielai dvasiai. Nu, labas vakaras visoms. Iš tikrųjų, mane gal labiau Himalajus, aš tą masažų tų tokių turėjau praeitais metais, kai buvau Tailande, tai ten tikrai kiekvieną dieną ėjau masažų, nes ten tikrai ir nebrangu, ir geri masažai, tai iš tikrųjų gerai tas toks relaksas, nes čia aišku, kur aš gyvenu, nėra pigų eiti masažuotis, kaip manau, gal ir visur kitur. Gyvenant Europoje nėra tokie pigūs masažai kaip Tailande, ar ten Indijoje, ar kažkur kitur. Tai mane labiau gal domintų Himalajų, tas toks daugiau kitokios tos patirtis dvasinės. Jo, aš čia biškai prisitraukiau kompiuterį, nes labai tyliai kažkodėl kitas garsiau girdėjau negu tave, nežinau kodėl. Tai jo, nes Ilita yra sportininkė, jis sportuoja, tai jai čia nėra problemų įveikti tuos
kalnus, tai aš kaip sakiau, kad kažkas klausė, kaip reikia fiziškai būti pasiruošus, jeigu važiuoji į Himalajų turą, tai reikia bent jau 80 kg sugebėti nueiti peškom. Ir ten mes lipam į kalnus. Ir kartais, jeigu kokia grupė yra tokie, pavyzdžiui, Jovita, kur buvo toj grupėje, tai ten visi kaip peržilai kokie. Nu, ta prasme, visi tokie fiziškai stiprus, nors buvo ir vyresnio amžiaus, ten 55 metų, pavyzdžiui, ten bėgom į Jamunotrį. Nu, ta prasme, o Jovita, nežinau kodėl, bet sugalvojo, kad nelips į kalną ir jinai pasiėmė asilą ir jojo ant asilo. Ir užjojo ir parjojo, bet žiūrint į tą asilą, tai kartais atrodė, kad geriau jau 4 lipčiau aš, nu, čia man asmeniškai. Nes, nu, buvo ką veikti, ne, ir su to asilu. Bet užnešė tiesiog, yra tokia galimybė, išsinuomoja asiliuką. Ir kaip? Ypač atgal buvo sunku, Jėzu. Galvojau, kad persiversiu per galvą. Asilo. Jo, tai galima ant asilo, arba yra kitas galimybė į tokiam krepšį, kalnų žmonės, įsivaizduojat, ir taip į kalną lipti sunku. Ir tie kalnų žmonės įsideda į krepšį ir dar žmogų neša. Ta prasme, ten būnant, pasižiūrėjus, atrodo nesuvokiama protu, bet, pavyzdžiui, dabar, kai aš gyvenu kalnuose ir atvažiuoju čia į tos kalnus, nu, sakau, lipi į kalną, atrodo viskas pompa jaučia. Bet pagyveni 2 savaitės, bėgom bėgi į tą kalną jau. Tai jeigu taip ilgiau lakstai, tai gali jau ir tą arklį ant galvos nešti. Ta prasme, tai tampa tokiu įpročiu, kad, nu, kokius raumenis grūdinam, taip ir užsigrūdinam. Tai čia tiesiog, tai dėl to, kad į Himalajų turą, aišku, prieš tai gerai galbūt į kalnus palaipioti, kas ten nori lengviau prasmukti. Bet iš vis niekur nė vienam turė nebuvo jokių trukdžių, vis tiek visi kažkur, kur norėjo eiti, įveikė ir dėl to sakau, nei amžius, nei ta sveikata kažkokia prasme nėra apribojimas, bet vat Lina va yra sakiusi. Tai aš Linai kažkaip pajaučiau, kad tik į transcendentinį kažkodėl. Nu, toks pajautimas, nežinau. Kaip tu pati, Lina? Labas vakaras. Nu, aš visur norėčiau ir į Pančakarmą, į Keralą, ir į transcendentinį. Bet kol kas tai galimybės neturiu, bet tik kad noriu. Jo, buvo pas mus Ramunė, atsimenu, vat irgi jinai ir su Bhakti jungės mantras, jinai 2 kartus iki Indijos sugebėjo nusigauti, bet jinai taip norėjo ir pinigų ten nebuvo iš tikrųjų. Nu, buvo toks jinai kaip pavyzdys, jinai kelis kartus yra rašius ir grupiai, sako, jeigu labai norit, jūs turit taip norėti ir pasitikėti, Dievo, ne Krišna. Nu, kas į transcendentinį, kad noriu ten atsidurti ir jai ten stebuklingai susiklosti kažkaip galimybės ir tų pinigų atsirado ir jinai 2 kartus net atsidūrė. Tai reikia neapsiriboti, kad gali kartais ir iš dangaus nukristi kažkokiu būdu, jeigu labai norisi kažko. Nu, tokio vidui sielai, ne tai, kad mes galim daug nesąmonių prisimastyti, laimės tas neduosiu, čia toks, jeigu širdies noras yra, tai... Bet su kažkuo susijungus, kad kartu važiuoti būtų drąsiau, nes pati viena tikrai niekur nesu keliavus, tai vėl riboja. Nu, dabar matai, visos tavo pavyks, draugės, visos tavo Bhakti draugės dabar važiuoja, bet nereiškia, kad vėliau nevažiuos. Tai aišku, dabar galbūt tikrai neturi galimybės, bet jeigu dar labai labai panorėtum atsirastų, tai tikrai gali prie jų jungtis. Taigi čia tik spalio 1, tai Raminta, Andželika, Džiulijeta ir dar vienas vyriškis, jie visi jau labai taip stipriai su Bhakti, tai ten, nu tikrai visi Bhaktai, tai vat prie jų gali prisijungti, jeigu norėsi. Ir jie jau tikrai ne viena, visi 5 būtume. Nes transcendentinio turo ir kaina yra mažesnė, kadangi ten yra jau visiškai, ten ta kaina yra absoliučiai minimali, nes ten yra, nu tai yra jau Bhakti dalykas, tai nėra, reiškia, kažkokie tai fiziniai malonumai, reiškia, kaip, pavyzdžiui, Keralos, tai tikrai yra tokie fiziniai malonumai, bet sakau, ten yra šiek tiek ir tos dvasios, ir 3 ekskursijos įeina, ir pas Dramblių, ir vat salelę tokią nuvažiuojam, ir šiaip ten tokia energija, tai yra, nu, įdomi, ir grinai, jau kaip poilsiai, tai va. Tai va, kokių dar minčių šiaip kažką, nes paskui bus dar kitas zoomas, tai, ne, daug kas eisim gal į kitą zoomą. Turit kokių dar pamastymų ar kažką klausimų dalyti?
Ne, neturiu. Daugiau neturiu, dėkoju. Jo, čia buvo daugiau, kas norėjo jungtis, bet vėl kažkaip nepavyko. Tai aš, kas klausysit, paskui vėliau tą aš čia pajungsiu, kažkur paviešinsiu, bet kas norėtumėt ir nežinote, kurį turą, tai sakau, aš laisvai galiu į žmogų pasižiūrėjus, netgi pasijaučia, koks jam turas tiktų, kažkaip iš karto. Ir taip esu net daug kartų pataikius. Būtent kas buvo į Himalajų turą atvažiavo, bet dabar mes šito nebedarom, nes čia antiek yra ramybė, kad aš čia net žmonių nenoriu. Ir aš čia būdama sakau, tik tylos stovyklų, daugiau nieko. Suvažiuot, bet tyla irgi yra labai galingas dalykas. Tai irgi yra, jeigu kas esat pabandę patylėti, pabūti tyloj, tai irgi galite išbandyti labai gerai. Tai va. Nu tai gerai, tai viską labai kaip ir įdomus aptarėm, ne? išbandymas. Kaip? Ilita. Sakau, labai įdomus dalykas tylos. Aš esu stovykloje vieną dieną dalyvavusi, tylos dieną buvo, tai labai įdomu, iš tikrųjų įdomi patirtis. Bet jeigu ilgiau būtų, dar labiau įdomiau būtų. Jo, nes taip kartais atrodo, Tylos kodėl reikia tokioj organizuoti stovykloj. stovyklą arba gabentis iki Himalajų tam, kad patylėti. O dabar pabandykit patys savo susiorganizuoti. Ta prasme, tylos stovykla, aš esu 7 dienas buvus prieš 6 metus tylos stovyklai 7. Visus telefonus atėmė, visiškai paliko miške, tik, miške gyvenom, tokios 25 žmonės, reiškia, išnuomotojų patalpoj, ten po kiekvieną savo lovą turėjo, bet ir kambarį ten kažkas kartu miegojom, vienam kambarį, bet skirtingos lovos, aišku. Ir skaitė paskaitas, buvo ryte meditacija ir viskas, visą dieną tyla, šventraščiai, knygos, meditacija ir jokių kalbų net į akis negalima žiūrėti. Tik tiek, kad vyrai, moteris buvo kartu, šiaip turėtų būti atskirai. Ir ką pastebėjau, tai tikrai buvo, kam važiavo stogai, bėgo tvarkytis, ten šlavė, ko ten nedarė. Kažkas po mišką lakstė su kirviais, kažkas ten buvo vienas namo išvažiavo, neatlaikė tos tylos. Man labai senai buvo, bet man tai patiko, aš galvoju, aš dar galėčiau dar 10 dienų tylėti, nes kai po tos tylos išvažiuoji, grįžti į tą pasaulį. Tas pats beje bus po transcendentinio turo. Tu toks iš vis kaip iš kito pasaulio, kaip iš kitos dimensijos iškritai, tai ką čia žmonės daro, ko čia jie tokie neramus, ten bėga kažkur, toks labai įeini į tą vidų irgi ta tyla tokia. Tai tas pats bus ir dar stipriau po transcendentinio, nes Džiuljeta jau, aišku, esi buvus, bet gali būti, kad dabar dar kitai bus, nes visi, kas grįžo po transcendentinio, buvo kam pusę metų reikėjo dar, sako, man taip, sako, išnešė, nes grįžti į tą materiją, o ten visiškai pasineri į transcendenciją ir pajauti tą visišką skirtumą, dėl to net nebedingsta iš vidaus tas. Tai va. Bet sunku dirbti pasidaro, svetima kažkaip, bet nieko. Jo, kai daugiau mantros pakartoji, irgi dirbti nesinoris, bet jeigu nuoširdžiai kartuoji, tai padaro taip, kad tau dirbti nebereikia, tau tiesiog kažkas tai vyksta. Aš aišku suprantu, Džiuljeta tai su vaikais dirba, tai iš vis kitas dalykas, ten vaikai tai dar, ane, su vaikais. Tai vaikai nieko, bet su suaugusiais sunkiau. Dar vaikai, tai vaikai. Jo, su vaikais iš vis fantastika būti, nes gali pasijėti to, nesugniuždysi to vaikiškumo, to tyro nuoširdumo, dėl to arba kas su vaikais dirba, arba kas anūkų turi, tai nes mūsų vis tiek, toks siekis yra gyvenimo vienas iš tokių siekių, kad mūsų vidaus to tyro nuoširdaus vaiko nesužlugdytų tą visą sistemą ir tie suaugę žmonės, kurie nemoka nei juokauti, nei šokinėti ant lovos, nei ten nusišnekėti kažką, pažiūrėk, tik pabandyk kažkokią nesąmonę pasakyti, jau žiūri ten atsiviepia, ką tu čia nusišnekė, o su vaikais gali šnekėti visokius vėjus ir man labai patinka kalbų mokytis, su indais, čia mergaitė yra indė, arba Ispanijoje net būdavau su vaikais. Ir tada labai lengva kalbą mokintis, nes jie negalvos, kad tu čia nusišneki, jiems jie vaikai. Tai aišku, būna ir žmonių tokių kaip vaikai, bet aš dalytė yra tokia irgi iškart jaučius, kad kaip vaikas galėtų ir ant lovos pašokinėti, ne? Nebijotų. Jo, ne problemų. Aš ir balom balaksau, kai lietus. Šiandien per žolę vaikščiojom basom savam kiemelį. Aš sakau, aš nekreipiu nedėmesį. Man yra gerai, aš visą laiką, nesvarbu, kad man jau 57, bet aš esu vaiks. Nu, tai vienu žodžiu. Galiu ir aš. Bet tik taip dabar, gal atsiprašau, ne į temą.
Taip, žinai, visą laiką Simona sakydavo geltoną spalvą, taip mano geltoną spalvą. Ir taip žiūriu, taip visą laiką žiūriu. Va, kolegė, reiškia mėgs geltoną spalvą, tokia ryški irgi. Tik sunkiai vardą perskaitau, Ilita. Va, Jo, labai tinkim geltoną spalvą irgi. nu, pažiūrėkit, Mėgstu kaip mes ir geltoną spalvą. apsijungiam. Kodėl va į tą Na. zoomą patekom, kodėl ten Bakti einam keliu, tai vis tiek Bakti tai Mandžiari kūnas, tai yra maža mergaitė. Tai vis tiek, jeigu tu tą mažą vaiką išsaugai, tai tau lengviau kažkokia prasme eiti tuos, arba su Ilita mes esam per reiki apsijungę, tai Ilita nešioja ryškes. Aišku, dabar nieko nesakom, Džiulieta, dabar Džiulieta nepermausim juodo megztinio, čia ne prie ko, ne? Ne, aš labai nemėgstu juodos spalvos, aš ryškiai mėgstu. Nu, va čia šiandien su trikningu tamsiai. Jo, tai tos spalvos, čia taip atrodo, pavyzdžiui, kad čia niekas. Iš tikrųjų, spalvos daug reiškia, nes tai rodo, kad žmogus džiaugiasi gyvenimu, jisai apsimauna ryškę spalvą ir jisai džiaugiasi, o visą laiką juodai vaikščiojantis, tai žinai, ir vidus toks būna, nori pasislėpti. Tai va, čia tik šiaip Tai smulkmenos aš išorinės. rengiuosi pagal tas Dienas. savaitės, o net ir dienas, jo, nes šiandien saulės diena, tai šiandien geltona, vakar Saturnas buvo mėlyna, aš labai nemėgstu tamsių spalvų, bet vakar užsidėjau, turiu tokią tamsią vienintelę suknelę džinsinę, tai užsidėjau ją, bet šiaip aš tamsių spalvų irgi nemėgstu nei juodos, nei tamsiai mėlynos, nu, kas gali dar, nu, džinsai ten, va, mėlyni, kažkas ten dar, ką turi mėlyną, ten dažniausiai ne šitai džinsai, kokie džinsinis dar švarkelis, bet šiaip tai pas mane geltona, raudona, oranžinė, rūža, salotinė, žalia labai pamėgau, anksčiau nelabai mėgau žalį, bet dabar jau porą metų jau ant žalios labai pasinešiau, labai irgi patinka. Tai mėgstu tikrai ryškias spalvas ir man, o ypač kai geltoną užsidedu, tai man atrodo tiesiog toks, nu nežinau, labai pakelia tokią nuotaiką, kažkaip tokia atrodo, iškart pradedi šviesti labiau. Jo, nes tokie žmonės į mažiau bambantis būna, jeigu reikėtų atsirinkti tobulą turą, tai spontaniškai, čia aišku, dabar paslaptį išdaviau, bet nesvarbu, vis tiek atvyksta, kas turi atvykti. Tai tokie, va, atėję su tokiais linksmais rūbais, jie ir bambės mažiau. Žinot, kai būna žmonių, kuriems viskas blogai. Nu, būna ne tokių, kad kur be atsidurtų, vis tiek viskas blogai. Tai jie neturi to tokio asmenybės spalvingumo. Va, jo Vita sėdi visa rimta, o kas iš to, jinai vis tiek yra linksma. Jis sėdi savo su linksma suknelė. Jau aš tai rimta, jo. Nu, aš dabar esu pas tėvus, Joniški, tai daug rūbų neturiu, tai man Vilniui mano drabužiai ryškus. Tai teko va, su tamsiai mėlynu. Nu, vis tiek matos, kad kaip ne tau čia, ne pagal tave, tai va, tai čia. Ačiū. Nu, tai va, tai žodžiu, atsisveikina mane ir vis tiek, kaip jau ten duos Dievas, taip su tais ir susitiksim tose turuose. O kas labai norit, va, ir Linai tas pats, nereik bijoti norėti. Reik suprasti, kad jeigu širdis nori, tai ypač kai moteris nori ir dar moteris širdis nori, visi norai palaiminti iškart pasidaro, ne? Puikiai žinom. Dar šiandien labai gera diena manifestuoti savo norus, turiu omeny, kad ir saulės, ir 7. tai jo 7, tai va, labai geras manifestuoti, labiau norėti, kad pati visata padės noram išsipildyti. Jo, pasiunčiam Linai, kad jos noras irgi išsipildyti. Ir dar apie tas savaitės dienas norėjau pasakyti, kaip Ilita sako, kai mes kažkokius darom pagal gamtos dėsnius, vat, kaip rengtis pagal va, tą savaitės dieną, tai saulė, geltona, ne, sekmadienis, pirmadienis, mėnulio, tai balta, sidabrinė gali būti, antradienis Marso, tai raudona, trečiadienis, reiškia, Merkurijaus, tai tokia žalsva gali būti, va, kaip dalytės tokia spalva, paskui tokia smaragdo. Ketvirtadienis, reiškia, yra Jupiterio, tai tobuliausia, aišku, yra ta tokia violetinė, tokia šviesi, būtent 7 čakros spalva, tada penktadienis visos spalvotos, salotinė, rožinė, arba iš vis margi tokie varūbai, pilnai margiai, o šeštadienis jau Saturno diena, tai juoda, arba kas juodos nemėgsta, tai mėlyna, arba tamsiai mėlyna, vat man irgi aš negaliu tamsių nešioti, tai kažkas mėlyno tokio būna. Aš aišku, ne visada taip nešioju, nes transcendentalistai tų spalvų nežiūri. Bet tai, ką daro tas, kad mes taip rengiamės, reiškia, kad mes pripažįstam gamtos dėsnius, planetų veikimą ir toks kaip palankumas gaunas, kad žmogus nesako, kad aš pats čia nieks neveikia, jisai pripažįsta visatos palankumą ir irgi planetos atsisuka palankiausių būdų, kiek įmanoma. Tai reiškia,
galima, jeigu žinot kokia diena, nes aš sakau, aš dažnai tiesiog nežinau kokia diena, dėl to neapsirengiu kaip reikia, tai labai gerai, va taip kaip ir Litas sako. Toks gali būti jausmas, kad va, nu, aš einu su gamta, su ritmu ir toks čia ir dabar toks džiaugsmas ateina. Tai va. Tai tuo pačiu dar ir apie astrologiją pašnekėjom, planetas. Vasaros Ir- nėra iš tikrųjų, o labai, bet va kitą kartą ir va lietusa irgi šiandien lyja, atrodo, vos tik kiek čia 15 laipsnių šilumos. Tai va, bet kažkaip nors kitaip iš vidaus gali šviesti ir džiaugtis. Jo, aš tai pastebėjau, kad kai lyja, va taip labai labai aktyvi aš pasidarau. Galiu eiti daryti, rašyti ant vas seminarus kažkokius. O kai saulė šviečia, taigi nesinoris nieko daryti, tik tai mėgautis. Noriu sėdėti prieš saulę, džiaugtis gamta, ne. Nu, yra juk toks dalykas. Ai, dabar Dalyte. apie lietų pradėjot, kadangi pabaigti, Škotijai pas mumis irgi lyn ir ką norėjau apie tą vaiką, ne? Vakar aš visą laiką prie jūros važiuoju, o vyras grįžta tik tai savaitgaliais. Nu ir turi lietus būti, gerai pasiemam skėtį. Ir nuėjom tik iki olos ir toks lietus pradėjo lyti. Ir tu supranti, tas skėtis sulaužė, bet aš taip džiaugiausi, žinokit, taip džiaugiausi. Ir, nu, kaip buvau kažkada ikonėlį metus vien su skėčius, tau liūdnas, kit šypsos. Tai toks džiaugsmas, mes bėgom, visi, nu, su vyru šlapus visi, bet koks jausmas ger, sakau, reikia nebijoti, visai kitokia patirtis, va, tai aš gal to norėjau pasakyti, va, tai aš esu tokia ta maža mergaitė, kaip vis laik sakau, dalytė maža mergytė, nu, man patinka, tai yra kaips, tai yra malonums, tau bėg, žliaugi, tu negalvoji, ką čia pasakys, ką čia, dar kažką, norėjau pabaigti apie lietą, apie tos orus, va, Škotijoje irgi lietus, va, dabar saulė šviečia, rytą irgi lietus nulėjo, nubėgau, palakščiau pasą, nu, mano kaimynai yra, garsiai nenurašau, mano kaimynai berniukai. Ir jie žiūri mane ir šypsos visą laiką. Nu, jie geriečiai, man netrukda, aišku, bet jie šypsos. Saka, nu, aš nesu tokia jau gera anglistė, kiek man reikia, tiek aš suprantu, žinai, bet jie visą laiką man kalbina, tai saluoto atneš, tai ko, saka, tu labai gera. Nu, tikriausiai tie maži vaikai ir yra labai geri. Va, kažką taip norėjau pasakyti, va, apie lietus, kad jo, man patinka būti Jo, tai vaikui. kad sakai, va, sulūžus skėtis, kažkam būtų tragedija, Jėzaus, sulūžus Jo. skėtis, viskas, Jo. dabar man čia tušas nubėgs. Tai mes šito va, dalytės pabaigimo ir norim, kad, reiškia, nes kadangi turus organizuoja labai daug visokių organizatorių, pilna yra visko, dar šviesai įsijunga, galima rinktis, tai labiausiai keliauti su manim ir su Tamalu tik tiems, kurie yra va tokie, nu, biški, gal mažvaikiai, tokie per daug nesureikšmina kažko, moka matyti gyvenimą kaip humorą, kaip paprastą ir būti kaip vaikai ir tokiems tikrai labiausiai patiks. O kas nori bambėti, tai tikrai yra, nu, su kuo keliauti, kur galima pabambėti. Aišku, biški visi pabambam, bet aš čia tokį išryškinau kontrastą, va, būtent tokia tema ir išryškėja, nes aš pati dažnai Dievo prašau, kad atsiųstų daugiau tokių keliautojų laimingų, nes nukeliauti su bambančiais, nu, nėra labai smagu, tai vis tiek visą laik noris džiaugsmingai kažkaip. Kelioniai beje, jūs žinot, kad pasimkit bet kokį savo draugą, vyrą, bet ką, kelioniai taip išsiryškina viskas. O Jėzu, ta prasme, pakeliaukit su ko nors dar 3 dienas pakeliauti, tai vienas dalykas, o kai pakeliauti reikia ilgiau, tai nieko nebenuslėpsi. Nu, neįmanoma, nes tiesiog neišeina jau viskas. Tai va, tai čia džiugia gaida, baigiam Zoomą ir eisim į kitą Zoomą ir Zoomą į Zoomą. Ačiū labai, Ačiū smagu labai. visus. Ačiū. Iki. 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 Iki.